Kartą priešas paskelbė jaunajam karaliui karą. Kadangi karalius numatė, jog jis tik po kokių 3 metų sugrįš į savo kraštą pas žmoną, kuri netrukus turėjo gimdyti kūdikį, įsakė namie liekantiems kuo rūpestingiausiai ją saugoti. O kad galėtų vienas kitam ramiausiai rašyti laiškus, liepė padirbinti 2 žiedus su antspaudais, vieną savo, antrą jaunajai karalieniai. Jo noras buvo išpildytas. Karalius mirties bausme pagrasino, jog niekas neturi teisės aplėšti laišką už antspauduoto tuo antspaudu. Tada karalius atsisveikino su karalienė ir išvyko į karą. Karalienės piktoji pamotė su didžiausiu apmaudu sužinojo, kad jos gražiai podukrai taip pasisekė. Ši ne tik gyva liko, bet dar ir karalienė tapo. Ir pradėjo be tvangos sukti galvą, kaip jos laimę sugriauti. Todėl dabar, kai karalius išvyko į karą, piktoji pamotė atskubėjo pas karalienę ir pradėjo kaip įmanydamas saldžiai žuviauti. Girdi, jie iš anksto žinojosi, kad podukros laukia geras gyvenimas, užtat ir padariusi taip, kad jie taptų užkurto karalaičio žmona. Karalienė anaiptol netikėjo, kad žmogus gali būti piktas, todėl gražiai priėmė savo pamotę, kuri ir liko pas ją gyventi. Netrukus karalienei gimė 2 berniukai, tokie gražūs, kokių dar niekas nebuvo regėjęs. Karalienė tuoj parašė karaliui laišką, pranešdama tą džiugę žinią. Pamotė pasisiūlė sušukuoti jai plaukus, kaip darydavo jos motina gyva būdama. Karalienė leido ir pamotė tol šukavo karalienę, kol ši užmigo. Tada pamotė atrišo nuo jos kaklo žiedą su antspaudu ir pakeitė laišką, kuriame parašė, jog karalienė susilaukė 2 šuniukų. Gavęs tokį laišką, karalius labai nuliūdo, tačiau prisiminė, kad pats prieš 20 metų gyveno slibino pavidalu ir tik jaunosios karalienės dėka tapo vėl atkerėtas. Todėl parašė savo patikimiausiam tarnui, kad saugotų karalienę ir šuniukus visą tą laiką, kol jis pats sugrįš. Tačiau ir šį laišką pačiupo pamotė, perskaitė ir parašė naują, girdi, karalius įsakė sudeginti karalienę ir abu mažuosius princus ant laužo. Laišką užantspaudavo karalienės antspaudu, nes šis buvo lygiai toks pat kaip karaliaus. Tarnas baisiausiai persigando ir nusiminė dėl karaliaus įsakymo. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl karalius taip įsakė. O kadangi širdis neleido žudyti 3 nekaltų žmonės, liepė sukrauti laužą ir sudeginti avį su 2 ėriukais. Tokiu būdu apsimetė įvykdęs karaliaus įsakymą, o pamotė paskelbė žmonėms, kad karalienė buvusi ragana. Tuo tarpu ištikimasis tarnas pasakė karalienė, jog karalius liepęs visą laiką, kol jo nebus namie, gyventi pilyje slapčiomis. Niekas daugiau neturės matyti nei jos, nei mažųjų princų, tik tarnas. Karalienė paklausė ir niekas neabejojo, kad ji ir vaikai supleškėjo ant laužo. Tik tada, kai ėmė artėti laikas karaliui grįžti iš karo, senasis tarnas pabūko, nepaklausęs karaliaus įsakymą. Jis nuėjo pas karalienę, papasakojo jai viską ir parodė karaliaus laišką, kuriame buvo įsakyta sudeginti ją ir karalaičius. Ir paprašė, kad ji kur nors išeitų iš rūmų, kol karalius nesugrįžo. Tuomet karalienė pasėmė savo mažus sūnelius ir iškeliavo į gūdų mišką. Čia jie klajojo visą dieną, baisiai pavargo, bet niekaip negalėjo rasti, kur prisiglausti. Ir kaip tik tuo metu pamatė žmogelį grįžtantį iš medžioklės su laimikiu. Žmogelis buvo labai varganas, liūdnas, tačiau karalienė apsidžiaugė išvydusi jį ir paklausė, ar nepatartų, kur jie su savo mažais vaikais galėtų gauti nakvynę. Žmogus atsakė, jog miške turės trobelę, ten jį galinti ir apsistoti. Ir dar pridūrė, kad pats gyvenas visai atsiskyręs nuo žmonių, tai turės tik lūšnelę, arklį ir šunį, pamintas iš medžioklės. Karalienė nuėjo su juo į trobelę ir permiegojo naktį su savo vaikais, o kai rytą pabudo, šeimininkas jau buvo išėjęs į medžioklę. Karalienė pradėjo ruoštis, po trobelę išvirė valgyti, o kai šeimininkas sugrįžo ir rado viską sutvarkytą, apšvarintą, regis pralinksmėjo. O šiaip kalbėjo nedaug, tik pasisakė, kad jo vardas Peras. Auštant išjodavo jis į girią ir karalienė atrodydavo, kad tada jis labai nelaimingas. Kartą, kai jo nebuvo namie, ji išnikštinėjo trobelę ir rado geldą primerktą kruvinų marškinių. Karalienė labai nustebo, tačiau pagalvojo, kad šeimininkas išsikruvino marškinius nešdamasis namo laimikį. Ji išskalbė marškinius, padžiovė ir nieko apie tai nesakė Perui. Tačiau netrukus ji pastebėjo, kad liūdnasis šeimininkas parjodamas namo iš miško nusivelka kruvinus marškinius ir apsivelka švarius. Tada jis suprato, jog
nuo ko kito susitepa jo marškinė, o ne nuo laukinių žvėrių kraujo. Kartą įsidrasinusi ėmė ir paklausė ją. Iš pradžių jis nenorėjo nieko sakyti. Tada ji papasakojo jam apie savo pačios likimą ir kaip jai pavyko atkerėti slibiną. Tada šeimininkas prisipažino, kad kadaise labai siautulingai gyvenęs ir galiausiai padaręs raštišką sutartį su nelabuoju. Tačiau sutarties laikui dar nepasibaigus, jis pradėjęs apgailestauti, pasitraukęs iš blogo kelio ir pradėjęs čia vienu vienas gyventi. Nelabasis netekęs galios, tačiau kol turi sutartį, verčias jį kiekvieną dieną tam tikrų laikų ateiti į mišką, kur piktosios dvasios kruvina jį nučaižo. Rytojaus dieną, kai nusipytą valandą šeimininkui reikėjo joti į mišką, karalienė liepė jam likti namie ir saugoti princus. Ji pati eisinti susitikti su piktosiomis dvasiomis. Šeimininkas baisiausiai persigando ir pasakė, jog ne tik pati žūsinti, bet užtrauksinti jam dar didesnę bėdą negu dabar. Tačiau ji paprašė nesirūpinti. Pasižiūrėjo, ar tebeturi 3 riešutus, kuriuos rado ant motinos kapo, sėdo ant arklio ir išjojo į mišką. Pajojusi galiuką žiūri, ateina kelios piktos dvasios ir šaukia. Štai pero arklys ir pero šuo, o paties pero nėra. Ir tada iš tolo atsklido piktas balsas. Girdi, ko tau reikia? Aš atėjau pasiimti pero sutarties, atsakė karalienė. Kipšui pradėjo baisiausiai erziliuoti ir murmėti, o pats vyriausias tarė, jak namojo ir pasakyk perui, kad atėjęs į mišką gaus 2 tiek kirčių, kiek paprastai. Bet tada karalienė išsiėmė vieną riešutą, perskėlė jį ir pasuko arklį. Nuo visų medžių pasipylė žieždybos, Kipšai sustūgo, regis, kad juos botagu vijo atgal į urvus. Kitą dieną tuo pačiu karalienė vėl atjojo į girią, tačiau Kipšai nedrįso prieiti per daug arti. Sutarties vis tiek nesiteikė grąžinti, o grasino visaip ir jai, ir perui, tačiau karalienė perskėlė antrą riešutą. Visas miškas už jos apsipylė liepsnos liežuviais ir Kipšai pradėjo stokti dar baisiau, bet sutarties nenorėjo atiduoti. Dabar karalienė teturėjo tik vieną riešutą, bet ir tą buvo pasiryžusi aukoti, kad tik išgelbėtų šeimininką. Šį kartą perskėlė riešutą prie pat Kipšų urvo ir kas paskui juos ištiko nematė, tačiau jie baisingai kaukdami ir vaitodami atkišo jai sutartį pamovę ant ilgos šakos. Karalienė linksma parjojo atgal į lūšnelę, o dar labiau apsidžiaugė šeimininkas, kad tapo išvaduotas iš piktųjų dvasių valdžios. Tuo tarpu karalius Slibinas sugrįžo iš karo ir vos įžengęs į rūmus paklausė, kur karalienė su šuniukais. Turnai sumišo, jie nieko nebuvo girdėję apie šuniukus, tik žinojo, kad karalienė susilaukė 2 dailučių sūnų, tačiau karalius įsakęs karalienė ir abu kūdikius sudeginti ant laužo. Karalius nuo pykčio bei sielvarto visas išbalo ir liepė pašaukti vyriausią tarną, kuriam buvo parašęs, kad rūpestingai saugotų karalienę ir šuniukus. Tada tarnas parodė jam laišką, kuriame aiškiai buvo pasakyta, jog privalo sudeginti karalienę ir abu vaikus. Pagaliau visi suprato, jog čia būta baisios klastos. Pamatęs, kaip didžiai karalius sielvartauja, tarnas prisipažino, jog pagailėjęs karalienės ir princų. Jis sudeginęs tik avį su 2 ėriukais, o karalienė ir vaikus 3 metus laikas paslėpęs pilyje, bet 4-aisiais, kai turėjo grįžti karalius, jį iškeliavo į gūdžią girią. Tai išgirdęs karalius šiek tiek apsiramino ir pasakė, jog išeinas į girią ieškoti karalienės ir savo sūnų. Jei rasęs, vėl sugrįžęs į pilį, o jei nerasęs, daugiau niekada niekas jo nematysęs, o kraštą tegul valdysęs jo vyriausias tarnas, kuris išgelbėjo karalienės ir princų gyvybę. Tada karalius ir patraukė į bekraštas girias. Klaidžiojo visą dieną nesutikdamas nei vieno žmogaus, antrą dieną irgi nepamatė nieko. O trečią dieną didelėm užuolangom priėjo lūšnelę. Jis įžengė į vidų ir paprašė, kad jam leistų valandėlę pagulėti ant suolo. Karalienė su sūnumis buvo namie, tačiau ji buvo taip skurdžiai apsirengusi ir be galo susikrimtusi, kad karalius jos nepažino. O tuo labiau nepagalvojo, kad berniukai apkarstyti žvėrių kailiais yra jo sūnūs. Jis atsigulė ant suolo ir kadangi buvo pavargęs, bemat užmigo. Tačiau suolas buvo siauras ir miegančio karaliaus viena ranka ėmė ir nusprūdo žemėn. Sūnau, nueik ir užkelk tėvelio ranką ant suolo, pasakė karalienė vienam sūnui. Ji iškart pažino karalių, nors dar nedrįso išsiduoti. Berniukas priėjo, paėmė karaliaus ranką ir staigiai užmetė ant suolo, kaip paprastai vaikai daro. Karalius iškart pabudo susapnavęs,
jog pakliuvo į plėšikų urvą, tačiau nesukrutėjo ir apsimetė miegas. Norėjo sužinoti, kas čia per žmonės gyvena trobelėje. Taip ir gulėjo valandėlę ramiai, o pajutęs, kad trobelėje tyko, vėl nuleido ranką ant suolo. Tada išgirdo moters balsą. Sūnau, prieik ir užkelk tėvelio ranką ant suolo, tik nemes taip staigiai kaip tavo brolis. Ir karalius pajuto, kaip minkštas rankutės švelniai suėmė jo ranką. Iš balso jis pažino savo žmoną, atsimerkė ir pasižiūrėjo ją ir vaikus. Tada pakilo nuo suolo, apkabino visus tris ir baisiausiai laimingas parsigabeno į savo pilį. Drauge prasivedė ir atsiskyrėlį su arkliu ir šunimi. Visi dvariškiai be galo džiaugėsi išvydę karalienę su sūnumis, džiaugėsi visa šalis, o piktoji pamotė buvo sudeginta ant laužo. Karalius Libinas ilgai ir laimingai gyveno su savo karaliene, o kai kas sako, jog dar ir dabar tebegyvena, jeigu nenumirė.